Pusė šių atakų prieš Saudo Arabiją šiame Irano kare net neatėjo iš Irano, jos atėjo iš Irako. Nauja Wall Street Journal ataskaita teigia, kad iki 500 iš maždaug 1000 bepiločių orlaivių ir raketų smūgių, kurie nuo vasario buvo suduoti Saudo Arabijai, juos iš Irako teritorijos paleido Irano remiamos grupuotės, veikiančios iš bazių Irake. Matote, tokios grupuotės kaip Kataib Hezbollah ir Asaib al-Haq oficialiai yra Irako vyriausybės saugumo pajėgų dalis. Tačiau neoficialiai jos gauna įsakymus, pinigus ir ginklus iš Teherano. Iš esmės tai yra Irano armija veikianti Irake, kurios Irako vyriausybė iš tikrųjų negali kontroliuoti. Tai paaiškina, kodėl jų ginklai yra tie patys Shahid dronai, kuriuos Iranas parduoda Rusijai, kad šie būtų naudojami prieš Ukrainą. Šie dronai pakyla iš Irako, skrenda virš Kuveito arba Persijos įlankos į Saudo Arabiją ir bando pataikyti į naftos objektus bei JAV bazes. Saudo Arabijos oro gynyba sustabdė daugumą jų, tačiau pakankamai daug prasmuko, kad būtų apgadinta Aramco infrastruktūra ir KC-135 degalų papildymo lėktuvai Princes Sultano bazėje. Visa tai pastato Saudo Arabiją ir JAV į labai sudėtingą padėtį. Jei šis karas vėl prasidės ir jie norės sustabdyti atakas iš šios pusės, jiems teks smogti paleidimo vietoms, o tos paleidimo vietos yra Irako teritorijoje. Įsiveržimas ten gali dar labiau paaštrinti šį karą, ypač prisiminus, kaip greitai konfliktai šiame regione anksčiau eskalavosi, pavyzdžiui, Persijos įlankos karo metu.